Labas vakaras, žiūrite žinias, trečiadienio įvykiai iš Dzūkijos jau netrukus. Šį vakarą žiniuose matysite, rajono tarybos nario elgesiui nagrinėti skubama atnaujinti etikos komisiją. Ta tema, matau, kad gyventojus domina, jie nenurimė ir tas mums leidžia suprasti, kad tikrai mes savo nuomonę turėsime sakyti bet kuriuo atveju šitą minėtą komisiją. Ilgio ežere kol kas geriau nesimaudyti. Vakar Dainava išvykoje patampė nervus Trakų futbolininkams. Lietuvoje lankosi UEFA atstovai tikrinantys, ar nebuvo sutartų rungtynių. Jų akiratyje yra Alytaus Dainava. Trečiadienį spaudos konferencijos metu aplinkos viceministrė Daiva Matonienė pranešė, kad ministro Valentino Mazuronio įsakymu kadencijos nebus pratęsiamos ne vienam aukštas pareigas aplinkosaugos srityje užimančiam asmeniui. Tarp jų ir 54 metų Česlovas Meržvinskas, kuris Alytaus apskrities aplinkos apsaugos departamentui vadovavo 16 metų. Tęsime naujienas. Šiuo metu vyksta intensyvūs gerbūvio tvarkymo darbai šalia didžiosios Dailidės ežerėlio. Deja, į europinėmis valstybėmis ir vietos biudžeto lėšomis įrenginėjimą poilsio zoną nusitaikė chuliganai. Objektas dar nepriduotas, tačiau pontoninis tiltas jau apgadintas, nulupta dalis lentų, gelbėtojų bokštelis paverstas puotų kambariu, aprašinėtas. Statybininkai sako, patiriantys didelius nuostolius. Nuo vandalų jie planuoja saugotis vaizdo kameromis. Jau rugpjūčio mėnesį miesto erdves turėtų papildyti dar viena poilsio zona. Įrengtas didžiosios Dailidės paplūdimys, piknikų tinklinio aikštelės, pontoninis tiltas, sezono metu budėsiantiems gelbėtojams pastatytas specialus bokštelis. Čia numatytos vandens dviračių nuomos, kitos paslaugos ir pramogos. Deja, visa tai greičiausiai atitolins jau pusantro mėnesio besitęsiantys chuliganų išpuoliai. Žinot, niokojimai, tai čia gal lengvas pasakymas, greičiau vandalizmo tokie atvejai, kad jeigu pastatytas pontoninis tiltas ir sugeba po vandeniu traukti inkarus, 7 vienetus, grandinės ir panašiai, tai čia jau reikia tikrai energingo žmogaus, o gal ir ne vieno. Ir padaryti labai didelį nuostolį, čia jau 1000 litų galima įvertinti. Ir kas ir trukdo ir laiku priduoti tą objektą, kadangi reikia nuimti žmonės, atstatyti tuos darbus, vienu žodžiu, yra problemų šitoje vietoje. Pasak darbus vykdančios bendrovės Kaminta atstovų, dažniausiai vandalų išpuoliai vykdomi savaitgaliais. Apie bokštelį ką ir kalbėti, aprašinėjo, apdaužo, vienu žodžiu, kur tik ką gali tą ir tai vyksta daugiausiai šeštadienio, sekmadienio išeiginėm dienom, kai būna geras oras, tada ir pasireiškia šitie visi negerumai, negatyvūs tokie atvejai. Neturėdami kitos išeities nuo vandalų, statybinė bendrovė ketina gintis vaizdo kameromis. Iš pikniko aikštelės, kur buvo padarytos laužavietės, tai neįsivaizduoju, kokio žmogaus reikia, kad nurinkti tuos akmenis sumėtyti į vandenį. Juos dar reikia ir išlupti iš tos žvyro. Pasirodo, yra tokių. Ir ką reikės vėl per naują daryti, vėl per naują įmoniai pinigai skirt. Vienu žodžiu, visur atsimuša į tuos pinigus ir į nuostolius. Ateityje galvojam dabar greičiausiai greitų laiku pastatyti slaptas kameras ir fiksuoti tuos atvejus, atiduoti į policiją ir visi šitie, kurie padaryti niokojimo darbai, kur įvertinti 1000 litų, tegu sumokės, ar tai tų paauglių tėvai, ar jai suaugę, tai jie patys. Eisim per prokuratūrą tokiu atveju, kitaip jau nebeįmanoma čia. Kol objektas nepriduotas valstybiniai statybos komisijai, už visą objekto gerbūvį atsako darbus vykdanti bendrovė. Vėliau atsakomybė pereis savivaldybės žinion. Daugiau kaip mėnesį buvo nutrūkę Alytaus rajono savivaldybės tarybos narių elgesį vertinančios etikos komisijos įgaliojimai. Mat išrinkus naujus seniūnaičius pakito jo sudėtis. Būtent dėl šios priežasties buvo uždelstas vieno iš rajono tarybos narių Artūro Juškausko galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto nagrinėjimas. Naujausios komisijos sudėtis bus tvirtinama kitą antradienį.
Alytaus rajono žmonių išrinkto tarybos nario bei miesto kontrolieriaus Artūro Juškausko galimas nuodėmes jau nagrinėja vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Tačiau visuomenėje ėmė sklandyti kalbos, esą viešos deklaracijos pradėti rajono tarybos nario Juškausko elgesio svarstymą rajono savivaldybės etikos komisijoje buvusios tik dėl akių. Mat nieks nenori linksniuoti kolegos dėl jo galimai neetiško elgesio. Tačiau šiandien rajono savivaldybės vadovas patikino, jog svarstymas užsitęsė tik dėl procedūrinių dalykų. Nelengva ir kalbėti dėl to, kad jis yra komisijos pirmininkas, na, o pirmininko pavaduotojo ir nėra toj komisijoje. Dar kitas dalykas, įvyko nauji seniūnaičių rinkimai. Po to, pasikeitė dalis seniūnaičių, kadangi toj etikos komisijoje taip pat seniūnaičiai turi parinkti nuo savęs deleguoti tam tikrų skaičių žmonių. Tai visa ta procedūra užsitęsė ir taip atrodo, kad lyg tai čia mes specialiai vengiam svarstyti poną Juškauską. Bet iš tiesų yra pateikti projektai tarybai ir dėl komisijos pirmininko pavaduotojo, jeigu pirmininko reikalai svarstomi, tiesiog tai yra naujas atvejis, su kuriuo mes nesusidūrėm ir taip objektyviai gavosi, kad šiek tiek tas tyrimas užsitęsė, bet tikrai mes ir aš labai atvirai ir atsakingai pažadu, kad tikrai nagrinėsim pono Juškausko šitus reikalus, bet tiesiog procedūriškai, nesant pirmininku, neaišku, kas gali pirmininkauti, o bijom suklysti, nes etikos tokie dalykai subtilūs. Rajono savivaldybės atsakingi asmenys jau pradėjo sisteminti informaciją, kuri pagal gautus skundus bus teikiama ir vyriausiai tarnybinės etikos komisijai dėl Artūro Juškausko 2 pareigybių derinimo. Ir dar čia vis laiškus gaunu, vėl neseniai gautas, čia kreipimasis visokius stabilius, dar kažką pateikti, žodžiu, ta tema, matau, kad gyventojus domina, jie nenurimė ir tas mums leidžia suprasti, kad tikrai mes savo nuomonę turėsime sakyti bet kuriuo atveju šitą minėtą komisiją. Žiūrovams priminsime, kad rajono tarybos narį miesto kontrolierių nemalonumai užgriuvo dėl galimai 2 veiklų vykdymo vienu metu nesuderinus grafikų. Taip pat dėl tarnybinio galimai nežymėto automobilio naudojimo asmeniniams tikslams bei dėl galimų viešų ir privačių interesų konfliktų susijusių su jo gyvenimo drauge. Informuojama, kad paskutiniųjų tyrimų metu atliktų Ilgio ežero esančio Pivašiūnų seniūnijoje maudyklos vandens užterštumas viršija leistinas ribas, todėl šiuo metu rekomenduojama vengti maudynių šioje maudykloje. Apie tai plačiau reportaže netrukus. Alytaus rajone Pivašiūnų seniūnijoje esančio Ilgio ežero vanduo užterštas žarninių enterokokų bakterijomis. Tai konstatuota atlikus paskutinį maudyklos vandens kokybės vertinimą. Paskutiniai tyrimai daryti, atlikti visuose maudyklose Alytaus rajone rodo, kad Ilgio ežere žarninių enterokokų skaičius viršija leistiną normą. Tai reiškia, kad gyventojams, tiek vaikams, tiek suaugusiems šiuo metu Ilgio ežere Pivašiūnų seniūnijoje maudytis nerekomenduojama. Tyrimai atliekami pagal iš anksto numatytą grafiką ir maudymosi sezono metu tai būna maždaug kas 2 savaitės. Kas 2,5 savaitės ir vanduo tyriamas iš 4 maudyklų Alytaus rajone. Na ir šį kartą, jeigu galima tai pasakyti, nepasisekė pivašiūniškiam. Šiuo metu atliekami papildomi vandens tyrimai, kurie leis įvertinti taršos apimtį. Pasak Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės, tokie atvejai pasitaiko gana dažnai ir tai priklauso nuo oro sąlygų. Labai priklauso nuo vasaros. Kuo lietingesnė vasara, tuo daugiau tų maudymosi sezono sutrikimų būna, nes tai susiję su tuo, kad padaugėja vandens, nuotekų ir žmonės ir gyvulius ant kranto augina ir tualetai nepaslaptis yra netoli kranto. Tai kuo daugiau vandens, kuo daugiau lietaus, po lietaus, kaip taisyklė, vanduo paprastėja. Pavyzdžiui, praėjusių metų vasara buvo, jeigu aš gerai pamenu, buvo labai sėkminga šiuo požiūriu, nes nereikėjo nei vieno karto, nei vienoj maudykloje stabdyti maudymosi sezoną, o prieš tai buvusi vasara buvo labai sudėtinga. Tik leidžiam gyventojams maudytis, tuoj pat vėl reikia stabdyti, nes būdavo ir būdavo. Tai buvo Simne Giluičio pakrantį ir Pivašiūnų Ilgio ežeras dėje, bet iš tų ežerų tikriausia, kuriame po vandens pagausėjimo reikia kartas nuo karto stabdyti maudymosi sezoną. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai perspėja, jog maudytis mikroorganizmais užterštame vandenyje yra pavojinga.
Žmonės turėtų žinoti, kad jeigu vandenyje yra padidėjęs bakterinis užterštumas, jam gali atsirasti odos niežulys. Jis be abejo, ypač vaikam reikėtų atkreipti dėmesį, nes vaikai maudosi bet kaip. Jie gali ir į burnytę, ir nosytę patekti to vandens, jie gali suviduriuoti. Kaip ir sakiau, niežulys, odos pabėrimai gali atsirasti, be abejo, ausų, akių uždegimai gali, nes bakterijos jos toks sutvėrimas, jis kur patenka, jis gali ten sukelti uždegimą. Vandens telkinių būklė stebima nuolat, tyrimai sezono metu atliekami kas 2 savaitės. Loretos galerijoje pristatoma jaunųjų keramikų iš Druskininkų darbų paroda, pasakoja Rūta Kašėtinė. Loretos galerijos erdvės vasarai papuošė Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos ankstyvojo meninio ugdymo parengiamosios ir nulinės klasių mokinių darbų paroda vienos dienos akimirka. Esame iš Druskininkų, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos, dailės skyriaus ir atvežėm savo vaikų darbus ankstyvojo ugdymo, vadinčiau taip. Ir čia būtų kelios grupės. Tai yra paruošiamoji, yra nulinė grupė ir kiti darbai jau vyresnių vaikų, tai jau būtų diplomantų vaikų darbai. Iš tikrųjų labai džiugu pamatyti jaunus menininkus kituose miestuose ir taip gavosi, kad aš atsidūriau Druskininkuose, būtent Čiurlionio meno mokyklėlėje ir padarė man ekskursiją ir aš pamačiau tikrai labai gražiai dirbančius ir su gražiais kūriniais susipažinau būtent ten. Parodoje eksponuojama apie 20 keramikos darbų, kurių autoriai moksleiviai nuo 8 iki 18 metų. Vaikai iš molio lipdė laisva tematika, dauguma keramikos darbų pateikiami rėmeliuose. Vaikai lipdė laisva tematika, tik tai, kad į rėmelį tą reikėjo visą vienos dienos akimirką įlipdyti. Kiekvienas laisvai, kas mamai nešė gėlių, kas laikė mėnulį, kas vaizdavo dailininką, tapytoją, kažkas su sportu susiejo savo kompoziciją. Jie tiesiog patys lipdo, ieško formos, ieško charakterio, ieško emocijos savo darbe ir mažiausiai reikia konsultacijų. Aš sakyčiau, čia patys žaismingiausi, patys nuotaikingiausi vaikų darbai, tai ką jie jaučia, tai ką jie išgyvena, tai ką jie nori pavaizduoti ir per gėrį, per tą grožį mes bandom susipažinti su šią meno šaka. Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos auklėtinių darbų paroda galerijoje bus eksponuojama iki rugpjūčio vidurio. Lazdijų rajone pasieniečiai sulaikė lenką, kuris į savo šalį Lietuvoje nusipirktų automobiliu gabeno beveik 2000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Dėl to jis stos prieš teismą. Be to, užsienietis turės reikalų ir su policija, nes vairavo neturėdamas vairuotojo pažymėjimo. Vakar pasieniečiai Lazdijų rajone Galinių kaime sustabdė automobilį Volkswagen Golf, kurį vairavo 39 metų Lenkijos pilietis. Pradėjo aiškėti, kad automobilį jis įsigijo prieš 3 dienas Lietuvoje. Vyras neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Automobilio salone ir bagažinėje specialiosios paskirties užkardos pareigūnai aptiko beveik 2000 pakelių baltarusiškų cigarečių. Dėl akcizinių prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Lenkui pasieniečiai pradėjo administracinės bylos teiseną. Šią bylą nagrinės teismas. Užsieniečių gresia bauda nuo 10 iki 20 tūkstančių litų bei Volkswagen Golf konfiskavimas. Pasieniečiai apklausė Lenką ir atlikę kitus būtinus formalumus, jį perdavė Lazdijų rajono policijos komisariato pareigūnams, kurie užsienietį baus už vairavimą be pažymėjimo. Lenko automobilis ir gabentos cigaretės saugomi Lazdijų rinktinėje. Vakar kelyje Alytus į Rį pareigūnai sustabdė ukrainiečio vairuojamą automobilį. Užsienietis transporto priemonės nebuvo apdraudęs. Bandydamas išvengti administracinės atsakomybės, Lvovo miesto gyventojas bandė papirkti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnus, duodamas jiems $20 kyšį. Pinigus 31 vyras padėjo tarnybinėme automobilyje tarp sėdynių. Dėl bandymo papirkti policininkus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vakar sužaistos 18-ojo turo A lygos futbolo rungtynės, kuriuose Alytaus Dainava išvykoje neatsilaikė prieš antroje turnyrinės lentelės vietoje žengiančią Trakų Vienuolikę. Edgaro Jankausko auklėtiniai nuo rungtynių pradžios užgulė Dzūkų vartus ir kelis kartus jiems grasino. Kiek atsigavę mūsų miesto futbolininkai bandė organizuoti atakas, tačiau Trakų futbolininkai nesunkiai apsigindavo.
Pirmasis kėlinys baigėsi taikiai 0-0. Po pertraukos aikštės šeimininkai ėmėsi darbo, tęsėsi dzūkų vartų apgultis, bet kampiniai ir visi smūgiai iš dėkingų padėčių buvo netikslūs. Kaip jau tapo įprasta, antroje žaidimo pusėje Dainavos futbolininkai praleidžia daugiausiai įvarčių. Taip nutiko ir rungtynėse su Trakais. Beveik visas rungtynės atsimušinėję ir pavargę jaunieji alytiškiai palūžo ir per 22 rungtynių minutės praleidę 4 įvarčius pralaimėjo Trakams. Po 18 turų Alytaus Dainava surinkusi 3 taškus užima paskutinę vietą. Iki A lygos pertraukos alytiškiams liko sužaisti 1 rungtynes. Jas Dainavos futbolininkai žais šeštadienį Klaipėdoje su Atlanto Vienuolike. Šiandien naujienų portalas Delfi išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad Lietuvoje lankosi UEFA atstovai, tikrinantys, ar nebuvo sutartų rungtynių. Į įtariamųjų tarpą pateko Gargždų Banga, kuri pralaimėjo principinės rungtynės Klaipėdos Atlantui. Įtarimų Lietuvos futbolo federacijai sukėlė ir sensacinga Bangos nesėkmė gegužės pabaigoje mače su absoliučia A lygos outsiderė Alytaus Dainava. Iki šiol beviltiškai rungtyniavę ir taškus nebent sapnuose regėję alytiškiai Bangą įveikė 2-0. Akistatos baigtimi tuomet suabejojo ne tik futbolo mėgėjai, bet ir buvęs komandos treneris Sergejus Oleinikovas. Neslėpęs, kad buvusių auklėtinių pergalė paliko daug klausimų. Vykstant mačui Alytuje mažiausiai vienoje Azijos internetinių lažybų kontorų koeficientas, kuriuo siūloma statyti pinigus už Dainavos pergalę, buvo pašokęs į sunkiai paaiškinamas aukštumas. Rungtynės išanalizavusi Sportradar nieko įtartino nepastebėjo, bet šios dvikovos užkulisiai taip pat yra tyriami. Jaunieji Alytaus futbolininkai gimę 2001 metais tapo Lietuvos aukščiausiosios lygos pirmenybių 9x9 čempionais. Virginijaus Sinkevičiaus auklėtiniai Vilniuje finalo rungtynėse 2-1 palaužė Marijampolės Sūduvą, nors po pirmojo kėlinio ir atsilikinėjo 0-1. Pergalingus įvarčius įmušė Gustas Zabita ir Armantas Žigas, kuriam atiteko geriausio saugo titulas. Tiek naujienų šiandien, netrukus orų prognozė. Ačiū, kad žiūrėjot, viso geriausio. Orų rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Labas vakaras, metas sinoptikų prognozėms. Šilumos ir saulės mėgėjus birželį šįmet palepina rečiau nei pernai, nes Lietuvos orus dažniau lemia lietų ir gaivą atnešantys ciklonai, o ne giedri anticiklonai. Ketvirtadienio dieną šiltesnio oro prietaka iš pietvakarių tęsis. Pro debesis neretai pasirodys saulė, ypač pirmoje dienos pusėje. Po pietų danguje telksis daugiau debesų ir iki vakaro trumpai palis jau daugelį rajonų. Pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas 4–6 m/s greičiu. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje bus 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje ir Kaune termometro stulpelis pakils iki 22, Vilniuje iki 21, Klaipėdoje iki 16 laipsnių aukščiau nulio.